šviečia naktį. Matysite ekraną naktį. Jei pamiršom pasakyti, bet prisiminėm ir dėjome į kadrą. Sveiki, jūs žiūrite Slešą ir su jumis esu aš, Gedas. Ir šiandien mes esame lauke ir į lauką išsinešėme šias racijas. Tai yra TLKR T92 H2 walkie-talkies Motorola racijos. Go anywhere. Išpakuojam. Kaip čia nesu. Išpakavę mes randame dėžę. O dėžė yra surakinta kaip įkaitai. Zip ties. Ir čia randame mes popierizmą, baterijas ir raciją. Štai čia yra švilpukas ir diržo užsegik. Galima prisikabinti prie diržo. Ir nu aišku, jeigu užsikrauna raciją matyt. Randame dviejas racijas aišku, baterijas pakraunamas, dar vienas segiklį. Pakrovėjai, laidai, bei mašininis pakrovėjas ir pačią dėžutę. Pakrovėjo laidas, kuris yra micro USB. Visai gerai, nes reiškia, dauguma namuose turi šios laidus, todėl pakrauti galima bus ir su namuose turimais laidais. Mašininis pakrovėjas turintis 2 USB, kad vienu metu būtų galima krauti 2 racijas. Kinda nice. Na, bet visas gražumas yra racijose. Ir pradžiai, manau, reiktų įdėti baterijas ir sumontuoti visą raciją. Aptikimas ne pats patogiausias. Atidarome galinį dangtelį. Ir čia yra šniurelis tam, kad vėliau būtų bateriją lengviau išimti. Ir mes taip pristatome. Aišku, užsukus nereikia pamiršti įdėti šį dalyką, nes gali jis išsaugoti gyvybę. Racijos yra, kaip matote, geltonos su juodais akcentais. Čia yra diržo laikiklis, kuris tuo pačiu yra švilpukas, po juo slepiasi baterijos laikiklis, kuris statai bateriją, užsuki ir gali pamiršti, nes racijos yra pakraunamos. Viršuje yra emergency mygtukas, kuris reiškia dėmesio pagalbos. Ausinių kištukas, jeigu jums patogiau laikytis raciją čia nais, klausytis per ausinės, ką šneka kiti. Čia šone nieko nėra išskyrus USB pakrovėją apsaugota nuo vandens. Kitame šone yra mygtukas paspaudus, kad šnekėti, bei mygtukas, kad įjungti šviesos režimus, kurie yra raudona, balta ir išjungta. O viršuje yra, aišku, garsiakalbis brūkšnelis mikrofonas, įjungimas, meniu mygtukas, kuris leidžia pasirinkti kanalus, navigacijos mygtukai 2, kurie arba pagarsinti, arba vaikščioti tarp kanalų paieškos mygtukas, bei skambučio režimas, kad paspaudė kaip draugui, kad paskambinti į raciją. Tai ką, reikia eiti. O kur antra? Ai, nesvarbu. Gerai, einam. Pašnekėsim. Kodėl mus turėtų dominti šios racijos? Nes jos pagal Motorolos tvirtinimą yra atsparios vandeniui iki metro gylio pusvalandžių. Tai visai gerai. Reiškia, ekstremaliu oru galima eiti ir šnekėtis. Per lietų galima eiti su baidariam plaukti. Racija įkris nieko tokio. Nes jinai vandenyje plūduriuoja ekranų į viršų ir palietusi vandenį, jos flashlightas šiandien įsijungia. Bet būtent įkritus į balą. Čia yra 2 kontaktai. Tai yra patogu, naktį niekad jos nepamesite. Motorolos teigimu, baterijos, kurios ateina su šia racija, pilnai pakrautos laikys apie 16 valandų. O kitos įdėtos baterijos, na, priklauso kokias baterijas įdėsite. Jau, ką tu? Varykit čia į šitą pusę, praveiktų! Tu kažką girdėjai, ar ne? Nežinau. Tai gerai. Nes kažką dviratininkas tenai rodo, kad kažką... Mes tikrai nieko neužmiršom. Manau, kad tikrai ne. Na, apie racijos vadinamą range'ą, kiek toli jinai gali veikti. Motorola teikia, kad geromis sąlygomis, kada nėra jokių kliūčių, nieko, racija veikia apie 10 km. Tai tikrai gan daug, bet mes ją išbandinėsime miestomis sąlygomis, kaip matot, kur daug pastatų, visą kitą. Berods palikome Vilmantą su racija, tai visai geras bandymas čia gaunasi. Tai taip ir dabar išbandysim. Va. Dabar pasižiūrėkim, kaip jisai, nu, manau, apie koks kilometras nutolęs kaip veikia. Vilmantai, ar tu mus girdi? Vilmantai, ar tu mus girdi?
aiškiai. Vilme, alio, ar girdi mus? Alio. Alio, 1, 2, girdit? Įtariu, kad dėl pastatų ryšys keliauja tikrai prastai, nes dabar mes esame prie Žaliojo tilto, Vilmantas matyt praėjo tik tai Seimą ir mes su juo nebesusisiekėme. Gedimino prospekte dar viskas buvo gerai, o dabar jau bangos neužlinksta ir dėl to susidarėm su problema, kad neišeina susišnekėti, nes realiai dabar su Vilmantu mes ryšio visiškai neturim. Tarp mūsų yra, spėju, apie kilometrą su viršum 1/10 atstumo, ką Motorola teigia, ir mes nebesusišnekam. Vilmantai, alio. Taiva. 1, 2, ar mane girdit? 1, 2, girdžiu tave. Gerai girdi ar prastai girdi? Kaip sakė, iš tikrųjų trukinėjai. Ar gerai girdi ar prastai girdi? Girdžiu praeitą trukinėjai. Šios racijos veikia ir su kitomis racijomis, kurios palaiko tą nemokamą dažnių juostą, kas yra prieinama visiems žmonėms. Jinai turi 8 kanalus su 121 skirtingų kodavimų kiekvienam kanalui. Tai reiškia, yra arti 1000 skirtingų subkanalų, kuriais galima šnekėti privačiai ir kiti negirdės. Ir ši racija... O, veikia per miestą. Karaliaus Mindaugo tiltas. Ši racija turi... Dabar važiuoju Žaliojo tilto žiedu. Ėmė, išbandysim, kadangi esam prie upės, kaip atlaikys vandens testą. Nešnekėjom apie vandens atsparumą, tai... Ėjom. Ok, lipu iš troleibuso, einu link Gedimino pilies. Strigiliai, norėjai kažką pasakyti, baigiu. Sakau, ką tik išlipau iš troleibuso, einu ant Gedimino kalno. Ok, tai dabar aš esu čia, kur rašo Gediminas, nes aš turiu telefoną. Ir aš esu prie Gedimino kalno, kol tuo metu Rimvydas su Gediminu, jie yra čia prie Balto tilto. Ir mums kol kas labai sunkiai sekasi sušnekėti, tad bandysime... Baigiu. Visgi pagavo Gediminą, bet manau, kad užkilus į kalną šitas visas... Alio, ar tu mane girdi? Ištraukus iš vandens, net nušluošius šios kontaktus, aišku, racija kurį laiką mirksi. Tačiau susisiekti su Vilmantu, man atrodo, pavyks. Vilmantai, ar mane girdi? Atsakyk. Vilmantai, dar kartą pakarto, ką tu man ką tik sakei apie mūsų ryšį. Baigiu. Kai buvai įmerkęs raciją į vandenį, aš vis girdėjau, šnekėt galėjom, bet buvo labai duslu, nieko suprast negalėjau. Visiškai neėjo nieko suprast, kad tu šnekėjai. Baigiu. Tai va, tai reiškia, vos ištraukus raciją iš vandens ją reiktų gerai nupurtyti ir išvalyti, nes matyt, man to blokuoja mikrofoną. Tačiau ką kitas žmogus sako, puikiai išeina suprasti, ir jinai jau dabar nustoja mirksėti. Tai taip sakant, raciją galima naudotis, kada jinai nustoja mirksėti pati dėl to, kad jinai šlapia. Vilmantai, ar gali paaiškinti, kaip veikia fotoaparate diafragma? Kuo yra atviresnė diafragma, a.k.a. kuo yra mažesnis skaičius, tuo yra objektyve atverta labiau skylė. Jo, labai įdomu. Bendrai apie raciją. Jos tikrai nepakeis jūsų telefono, bet jos tikrai tam ir nėra skirtos. Jos yra skirtos renginiuose, išvykose, turėti ryšį visada, kad ir kas nutiks, greitą, kurį paspaudi mygtuką ir šneki su žmogumi. Vien tas faktas, kad jos skęsta, tarsi jos neskęsta, jos plūduriuoja, jas galime mesti į vandenį ir su jomis galime toliau šnekėtis. Tai yra super, labai dėl to džiaugiuosi. Garsas, tarp kitko, yra tikrai labai geros kokybės. Gan patogu ir visai buvo linksma su jom pasižaisti. Mieste galbūt taip gerai neveikia, 10 km tikrai nepasiekėme, esant 2 km ir gan atviroj erdvėje, aišku, su keliom kliūtimis, vis tiek buvo trukdžių, kaip girdėjote, nesusišnekėjimų. Tačiau miške arba laukuose, plaukiant su baidarėmis upėje, manau, tikrai pravers šis daiktas. Ačiū, kad žiūrėjote mūsų laidą Slešas ir lauksime jūsų kitą kartą. Taip pat norėtume padėkoti kam? Motorola įrenginių platintojui Lietuvoje racijos.lt. Na ir susimatysime kitoje laidoje. Iki!